Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Ir šiandien kalbėsime apie pozityvą. Pasimkite vandens, kadangi tai antras dublis. Ir aš tikrai nebepradėsiu iš naujo, tiesiog truputėlį suaktyvinau lauką tam tikromis linijomis ir toliau jį aktyvinsiu. Ir tai yra pirmas video apie pozityvą, kas tai yra, kaip aš jį suprantu. Ir jeigu bus tikrai įdomu, galima bus pratęsti tą temą ir daugiau video. Ir todėl man bus labai svarbu sulaukti iš jūsų komentarų. Jeigu kalbėti, kas yra pozityvas pagal apibrėžimą, ar ne, tai yra pozityvas, tai būtų apibrėžimas, teigiamas bruožas arba palankumas. Tai yra toks yra apibrėžimas labai įdomus, galite rasti jį internete. Toliau labai nustebino tai, kad atradau, kas yra pozityvas. Pasirodo, pozityvas yra atvaizdas. Atvaizdas, kuris atitinka tikrasias daikto spalvas. Tas mane labai nustebino, nes iki tų apibrėžimų, kai aš pradėjau klausinėti žmonės, kas yra pozityvas, tai tikrai sulaukiau labai daug įvairių ir skirtingų, žinokit, atsakymų. Ir tiesiog perteiksiu tik keletą minčių, kad daugelis sakė, kad pozityvas tai, kad, deklaracija, tai, ką tu darai, kad bus viskas gerai, ta prasme, pozityvas. Ir kai pradėjau klausti, o kaipgi išlaikyti tą pozityvą, čia prasideda užklimpimas tam tikrų dalykų. Nežinau kaip jums, bet man tai tikrai, nes tos skambios frazės, būkite pozityvus, ten dar kažkokia, tai tada klausimas, kas tai yra pozityvas ir kaip jį padaryti ir kaip vykti iš to, kaip yra suprantamas jisai iš tikrųjų, nes, tu, sako, visą laiką žmogus, stengtis turėtų būti pozityvi arba pozityvus žmogus. Žinokit, nežinau kaip jūs, bet, man reikėtų dar čia šitoje vietoje tikrai patobulėti, kad išlaikyti pastoviai pozityvą tai yra iššūkis, nes, tikrai yra reikalų. Aišku, aš labai džiaugiuosi, jeigu yra iš tikrųjų tikra tiesa, kad yra žmonės, kurie visą laiką labai pozityvus. Norėčiau pamatyti iš tikrųjų tokį žmogų, dėja, neteko man pamatyti tokį žmogų, kad jisai būtų visą laiką pozityvi. Tikrai. Tai ir šiaip tai aš šito apibrėžimo pozityvas iš kitos kalbos vertinį esu, kaip čia pasakyti, atradus, tai pozityvas ne tik teigiamas bruožas, palankumas, bet tai yra kvietimas tikėti, kad viskas bus gerai. Ir man šitas dalykas, kad viskas bus gerai, man labiau yra susijęs su tikėjimu. Taip, ir po ilgų tokių analizių, iš tikrųjų visokių, kaip pasakyti, pamastymų ir analizių, aš, kaip sakyti, priėjau išvados, kad pozityvas yra būsena. Pozityvas yra būsena ir ta būsena, būti joje ir išlaikyti ją yra jo. Yra gebėjimų ugdymas ir čia jau turėtų būti savotiškas įdirbis to klausimu. Ir aš bent jau savo užsidedu tokią užduotį, kad išsiaiškinti, kaip vis dėlto įbristi tą būseną ir ją pakankamai išlaikyti, nes nepaslaptis būna, kad sutinki labai daug visokių žmonių ir ne visada būna taip, kaip būna. O jeigu tai yra būsena, tai būsenos atsigamina bent jau. Tik tai reikia susigaudyti, kaip viduje pasidaryti ją. Ir kadangi neurografika gyvai mes piešiam, turiu grupelę tokią moteriškių, mes darom gyvus susitikimus ir priėjom tokį dalyką, kaip kad iš tos koncepcijos, kad smegenys mūsų mėgsta labai ritualus, tiesiog dievina. Ir kad įvyti į tą pozityvią būseną, reikia sugalvoti kažkokį ritualą. Tai žinokit, po savaitės galėsiu tik tai pasakyti, nes mes pasiskirstėm, kas kokį ritualą darys. Susigalvojom ir priėjom visos išvados, kad geriausia tą ritualą daryti, tą tokį savotišką savęs programavimą šitam teigiamiems tiem dalykam daryti rytais. Tai bus labai įdomu, po to vėliau pasidalint patirtimi. O aš irgi prisėmiau iššūkį, kurį irgi pradėjau daryti kiekvieną rytą vieną ritualą iš vienos tikrai žinomos, bent jau mokymo erdvėje specialistės, tokius, kurie pasidalino tokia labai įdomią praktiką. Ir ta praktika, aišku, ne vien pozityvų skirta. Tai va. Bet aš ją tiesiog pradėjau daryti ir žiūrėsiu, kaip vyks. Nuo antradienio pradėjau daryti, šiandien tik trečiadienis. Tai, šiandien labai įdomu buvo, galiu pasakyti, iki to momento, kol aš čia piešiu. Žiūrėsiu, kaip kas dėsis toliau. Bet tas ritualas, kurį aš pasiėmiau iš tos moters, man jisai patinka. Tiesiog patinka, žiūrėsiu, kaip mano dalyvė sakė, mes vis tiek turėsim sužinoti, kokį jos ritualą susigalvojant. Tai va, tai ritualas
Iš tikrųjų turėtų būti toks, kad pagalvokit galbūt ir jūs, jeigu kas norėsit, pasidalinsit komentaruose, ar Facebook platformoje, ar čia po šito video, kokį sugalvojat ritualą, nuo kurio jums darosi gerai, būnate, kaip pasakyti, pozityvus, nors iki galo taip ir neaišku, kas tas pozityvus, bent jau man. Aš turiu supratimą, bet paaiškinti jums iš tikrųjų nelabai iki galo galėčiau. Nes, sakau, pozityvumas kiekvienam yra labai labai toksai savoka, skirtingai nesupranta pozityvumą. Tai bet sutinka, kad pozityvumas tai yra būsena, kuri duoda labai daug pliusų, vadinkim taip, daugiau naudos duoda. Taip, kad žmogus pozityvas, sako, ir tada sekasi. Aš pamėgau paskutiniu metu labai rusvą spalvą ir aš tiesiog ją šiek tiek suaktyvinsiu. Ir apie ritualus pakalbėsiu kitoj savaitėje. Ir dar tikiuosi šią savaitę padaryti video pamastymui, kokiusgi daryti, prajusti, tai prajusti, bet iki prajautimo tu gali, padarai vis tiek kažkokius tai veiksmus. Ir kokius ašgi veiksmus reikės pagalvoti, be šito ritualo aš dar galiu padaryti, kad suaktyvinti ir gal net išlaikyti tą būseną. Nes, kaip sakau, čia yra įgūdį turi suformuoti ir įgūdį suformuoti, kad išlikti daugelį atvejų toksai daugiau teigiamas negu neigiamas, reiškia daugiau geriau nusiteikęs arba tikintis, kad viskas bus gerai, gal džiaugsme dar esantis. Nesakau, aš kiek sutikau žmonių, tiek visi skirtingai, kaip paprašai būtent, kas yra pozityvas, tai tiesiog prasideda tokie pasimetimai ir nebežino, ką žmogus atsakyti. Taigi, kviečiu ir jūs pagalvoti, kas jums yra pozityvas. Papieškit, paaktyvinkit, pasidomėkit, galbūt literatūros rasit, nes pasakyti yra viena, o kai reikia pradėti daryti, paaiškėja visai kas kita. Nes pozityvių žmonių iš tikrųjų nėra tiek daug, kaip atrodytų, nes daugiau yra nelabai pozityvių žmonių. Ir šitas klausimas iš tikrųjų labai, labai įdomus. Ir aš dabar piešiu ir turbūt žinau dar vienam žmogui, man įdomu pačiai, kuris mėgsta sakyti, reikėtų veikti iš pozityvios energijos. Ką reiškia veikti iš pozityvios energijos? Aš norėčiau jo ir paklausti. Ir jeigu tas žmogus atsakys į mano užklausą, tikrai aš jį pasidalinsiu. Tai galutinį variantą išdėsiu vėliau, o dabar su jumis baigiu tiek pamastymų ir laukiu jūsų komentarų. Ate.